Šiame video parodysiu, ko reikia, kad jau nuo šių metų gautumėte daugiau pasyvių pajamų, negu gauna vidutinis pensininkas pensijos Lietuvoje. Naujausiais duomenimis ir apskaičiavimais suinvestavus viso 115 496 eurus į vieną nekilnojamo turto tresto vystymo kompaniją, į vieną ganėtinai didelę nekilnojamo turto vystymo kompaniją, galima gauti 1000 eurų dividendais per mėnesį. Ir linksmoji dalis yra ta, kad tos 1115 496 eurus nebūtina investuoti iš karto. Galima A. investuoti po truputį ir B. kiekvieną mėnesį gaunamus dividendus, jeigu jų neišleidžiame, reinvestuojame atgal. Ne visai kiekvieną mėnesį dauguma kompanijų moka juos kas ketvirtį, tai vidutiniškai per mėnesį. Tai šiame video parodysiu kompaniją, kuri moka dviženklius dividendus, kuri įvertinus kompanijos finansinius duomenius, rezultatus ir perspektyvas turi strong buy matematinės analizės vertinimą, parodysiu, kaip atrodo akcijų įsigymas norintiems pradėti gauti pasyvias pajamas ir parodysiu, kur susipažinti su metodika, kurią formuojant dividendinį portfelį vadovaujuosi aš ir kuris man išmoko kiek daugiau nei $1000 per mėnesį pasyviomis pajamomis pamėnesiui. Tai jeigu žvalgotės investavimo idėjų ir norite susikurti papildomą pasyvių pajamų šaltinį iš investicijų, žiūrėkite video iki galo, būsiu labai dėkingas, jeigu prisidėtumėte prie šio kanalo augimo paspaudžiant like mygtuką ir kaip padėka už tai dalinuosi nuorodą, su kuria galėsite matyti ir sekti mano kiek daugiau nei $1000 per mėnesį mokančio investicijų portfelio nuorodą ir sekti gyvų laiku. Ačiū Jums. Kompanija, iš kurios dividendais galima gauti vidutiniškai 1000 eurų per mėnesį, tai daugiau nei gauna vidutinis pensininkas Lietuvoje, yra New Lake Capital Partners. Tam reikia būti suinvestavus, kaip minėjau anksčiau, 115 496 eurus iš viso. Kompanija yra pramoninis nekilnojamo turto trestas, angliškai reitas, ir tai yra kompanija, kuri uždirba pinigus nekilnojamo turto sektoriai ir išmoka uždirbamą pelną investuotojams dividendų pavidalu. Vertant pastaruosius kompanijos duomenis, kompanija išmoka 85,43% gaunamo pelno dividendais, kas yra ganėtinai daug. Dividendai bendrai yra išmokami nepriklausomai nuo to, už kokią kainą yra perkamos įmonės akcijos. Įmonė paskaičiuoja, kiek gavo pelno, nusprendžia, kokią pelno dalį išmokės akcininkams ir tą sumą padalina iš egzistuojančių akcijų skaičiaus. Ir priklausomai nuo to, kiek kas turi akcijų, tai paskirtą išmokamą sumą dauginam iš tiek, kiek turim akcijų ir galim matyti, paskaičiuoti, kiek gausim pasyvių pajamų. Tai šiam momentui atsižvelgusi tai, kad viena New Lake Capital Partners akcija kainuoja $16,55 ir atsižvelgiant tai, kad praeitį išmokėti ketvirtiniai dividendai už vienos akcijos turėjimo buvo 43 centų dydžio, gaunasi, kad kompanija išmoka 10,39% nuo investuotos pinigų sumos, jeigu pirktume akcijas po $16,55. Kompanijos mokami dividendai yra vertinami puikiai. Matome, kad šie 10,39% viršija medianą. Kitų kompanijų šiame sektoriuje dividendus viršija daugiau nei dvigubai. Dividendų saugumas, stabilumas taip pat vertinamas puikiai ir dividendų augimas vertinamas labai gerai. Wall Street analitiko vertinimas per pastarąsias 90 dienų yra strong buy, kas reiškia yra labai geras laikas pirkti kompanijos akcijas. Investuotojų vertinimas, tai 6 padarė analizės, investuotojų ekspertai padarė analizės, įvertino kompaniją kaip buy, kas reiškia yra tiesiog geras laikas pirkti kompanijos akcijas, ir vienas yra įvertinęs hold, kas reiškia šiuo metu nereiktų nei pirkti, nei parduoti kompanijos akcijų. Na, o matematinis vertinimo modelis, kuris lygina platų įmonės finansų spektrą, sako, kad šiuo metu yra labai geras laikas pirkti kompanijos akcijas, nes kompanijos finansų vertinimais jinai yra labai geras, tai vertinimas yra labai geras, kas reiškia kompanijos akcijų kaina yra neišpūsta, kompanijos augimas taipogi vertinimas labai gerai, kompanijos pelningumas vertinamas puikiai ir kompanijos akcijų kainos augimas ir ateities prognozės vertinamos vidutiniškai. Įmonė skaitosi pramoniniu reitu, kuris nuomoja specializuotą nekilnojamo turtą Amerikoje licenzijuotams kanapių augintojams, nuomoja 14 auginimo ir 17 platinimo nekilnojamo turto objektų. Įmonė įsteigta 2019 metais ir nuo tada didina gaunamas pajamas. Dividendus moka ne nuo pat įsteigimo, dividendus moka nuo 21 metų rugsėjo mėnesio ir nuo tada juos moka stabiliai ir pastoviai juos didina. Pirmieji ketvirtiniai dividendai buvo 31 centas už vienos akcijos turėjimą, o pastarieji 43 centų
dydžio. Pagal prognozes legalių kanapių sektorius Amerikoje 2025 metais turėtų siekti 45,3 milijardus dolerių, tokio dydžio pajamas, ir iki 28 metų siekti 49,5 milijardus dolerių. Tai jeigu nepradės legalizuoti kanapių greičiau. Šiuo metu kanapės rekreaciniais ir medicininiais tikslais JAF yra legalios 24 valstijose. Dabar parodysiu, kaip atrodo šios kompanijos akcijų įsigijimas, taip pat atrodys ir kitų kompanijų akcijų įsigijimas. Ir po to pažiūrėsime, kaip gali atrodyti investavimo ir pasyvių pajamų gavimo scenarijus, jeigu, sakykime, 115,5 tūkstančių eurų dabar neturime, bet norime gauti pasyvias pajamas didesnės už pensiją ir galimai anksčiau negu sulauksime pensinio amžiaus. Pirkti vertybiniams popieriams bus reikalinga vertybinių popierių brokerio paskyra, kurį licencijuotą brokerį benaudotumėte, procesas atrodys panašiai, tai prisijungus prie savo brokerio paskyros prekybos skiltyje paieškos lange suvedame kompanijos, kurios akcijas norime pirkti pavadinimą arba trumpinį. New Lake Capital Partners trumpinys yra vadinamas tikeris NLCP. Nurodome, kiek akcijų norime pirkti. Akcijas kaip vertybinius popierius galime pirkti tik sveikais vienetais. Dabar akcijos kaina yra $16,55, tai jeigu aš noriu suinvestuoti 1000 eurų dolerių, reiškia galiu įsigyti 60 akcijų, tai viso bus $995. Nurodžius, kiek akcijų noriu pirkti, spaudžiu pateikti pirkimo užsakymą ir patvirtinus užsakymą ir atsidarius vertybinių popierių biržai, kuri dirba ofisinėmis darbo valandomis, man bus nupirktos akcijos. Taip paprastai atrodo akcijų pirkimas. Aš pirkti vertybiniams popieriams naudoju Freedom24 online brokerį, kuris taiko vienus mažiausių mokesčių už vertybinių popierių įsigijimą Europoje. Nusipirkti akciją ar fondo vienetą kainuoja tik 2 eurus ir 2 centus, 2 eurai už sandorį ir 2 centai už kiekvieną perkamą akciją. Tai įsigyti 60 akcijų kainuos 3 eurai ir 20 centų. Pačio holdingo, kuriam priklauso brokeris, akcijas taipogi galima įsigyti Nasdaq vertybinių popierių biržoje, tai čia ten pat, kur parduoda Apple, Microsoft, Tesla, Netflix ir daugybės kitų žinomiausių kompanijų akcijas. Jeigu dar tik planuojate pradėti investuoti arba jeigu jau investuojate, bet dar neturite Freedom24 vertybinių popierių brokerio paskyros, video aprašymą rasite vadinę registracijos nuorodą ir čia bus step by step instrukcija, kaip susikurti paskyrą be klaidų per 10 minučių. Tai kaip gali atrodyti pasyvių pajamų augimas ir gavimas, nelaukiant pensijos ir, sakykime, neturint iš karto 115 tūkstančių eurų investavimui. Imkime scenarijų. Padarėme pirminę investiciją ir nusipirkom pirmasios 60 akcijų, kaip ir buvo prieš tai pavyzdyje. Tuomet sakykime, kad kompanijos akcijų kaina vidutiniškai augs po 3% per metus, kas yra nedaug, bet sakykime, kaina tiesiog laikosi sulyg infliacija, kas reiškia, kad akcijas mums kainuos ateityje pirkti vis po truputėlį vis brangiau ir brangiau. Bet taipogi sakykime, kad kompanija didins mokamus dividendus po 5%, kas nereiškia, kad jeigu dabar moko 10,39%, kad kitais metais mokės 15,39%. Čia būtų kosmiškai neįmanoma ir gerai, bet kažkada senai aš galvau, kad būtent taip ir vyksta. Tai 5% skaičiuojasi nuo 10,39%. Nuo 9, tai skaičiuojam nuo čia. Tada, sakykime, papildomai per mėnesį investuosime po $300 arba $3,600 per metus ir sakykime, kad gaunamus dividendus mes neišleidžiame, o už juos perkame dar akcijų. Tai šiuo scenariumi matome, kad 11 metų gale jau vidutiniškai per metus gauname kiek daugiau nei po $1000. 14 metų viduryje gauname dvigubai tiek ir 17 metais gauname trigubai. Čia reinvestuojant dividendus, bet kas atsitiktų, jeigu mes sugalvotume nereinvestuoti dividendus ir nesimėgauti sudėtinių palūkanų efektų, kai mūsų pinigai mums uždirbinėja pinigus. Tai tokiu scenariumi mes atitoliname savo tikslą iki 18 metų, tai užtrunkame 7 metais ilgiau. Kompanijų mokančių dividendus yra kur kas daugiau ir tai, ką matėte šiame video, nėra investavimo rekomendacija. Geriausiu atveju tai galėtų būti investavimo idėja, kurią norint pasinaudoti, sakyčiau, pasidaryti savo namų darbus ir įsivertinti, ar ši kompanija jums ir jūsų finansiniams tikslams yra tinkama. Šią kompaniją žiūrime tik dėl vienos priežasties. Šiuo metu tai yra geriausiai Wall Street analitikų, investuotojų, ekspertų ir matematinės analizės modelio vertinama kompanija, kuri išmoka gan didelį dviženklį dividendų procentą nuo investuojamos pinigų sumos. Antroje vietoje yra Delek Logistic Partners. Ir pabaigai mano asmeninė nuomonė, ar reikėtų reinvestuoti gaunamus dividendus. Aš sakyčiau taip, jeigu dar neturite reikiamo
dydžio kapitalo gauti reikiamo dydžio pajamoms, pavyzdžiui, padengti visas mėnesinės išlaidas arba bent jau būtinasias išlaidas. Ir sakykime, jau gauname pusę būtinų išlaidų sumos, tai ar tikrai tai keičia gyvenimą, tuo labiau, jeigu dar esame darbingo amžiaus ir galime užsidirbti pinigų pragyvenimui. Gal kam ir keičia, tokiu atveju gal galima ir nereinvestuoti. Aš sakyčiau, kol dar nėra reikiamo dydžio sumos, reinvestuoti, kad greičiau pasiekti tą sumą. O ar reiktų už gaunamus dividendus pirkti tos pačios kompanijos akcijas, iš kurios ką tik gavom dividendus? Aš sakyčiau, nebloga mintis būtų paieškoti kitų gerų kompanijų, taipogi mokančių dividendus ir pirkti tas akcijas, taip diversifikuojant savo investicijų portfelį ir mažinant investavimo rizikingumą. O jeigu man reiktų pradėti nuo nulio, reikėtų pradėti nuo vienos kompanijos, reiktų pradėti dabar. Aš rinkčiausi kompaniją turinčią geriausius vertinimus, nes aš būtent taip ir dariau, kai pradėjau investuoti ir tai atnešė visai neblogus rezultatus. Aišku, kitas variantas visada yra bandyti daryti analizę savarankiškai ir tikėtis, kad ją padarysi geriau už ekspertus ir profesionalus. Bet pastarojo variantą niekada netaikiau, nes nemanau, kad padaryčiau geresnį darbą ir pasitikiu patyrusių ekspertų vertinimais. Ir tas pasitikėjimas yra aišku tai, kad pradėjau investuoti šiai dienai, man pasyviai per mėnesį uždirba kiek daugiau nei $1000. Ir šitą mano dividendinį portfelį galite matyti ir sekti gyvi metus su šia nuoroda. Ir jeigu dar nesate pasiruošę priimti sprendimų investuoti, galite naudoti už biržinių vertybinių popierių apsikeitimo sandorių D sąskaitas, gaunate iki 4,7 ir 7% metinių palūkanų priklausomai nuo naudojamos valiutos, eurų ar dolerių, o nenorintiems naudoti ilgalaikių D sąskaitų yra vienos dienos už biržinių vertybinių popierių apsikeitimo sandorių D sąskaitos, taipogi, kurių veikimo principas yra toks taip pat, tik jos išmoka palūkanas kiekvienos dienos gale, kiekvienos darbo dienos gale, penktadieniais ir už savaitgalį, bet ir moka kiek mažiau palūkanų negu ilgalaikiai planai. Ir papildomai užsiregistravusieji iki vasario 28 dienos gali gauti iki 20 akcijų dovanų. Vienos akcijos vertė yra iki $800. Pasiūlymo kodus ir sąlygas rasite video aprašyme. Freedom24 vardinę registracijos nuorodą rasite taipogi video aprašyme, o šitame video dalinuosi detaliau savo dividendinio investavimo rezultatais ir pristatau taikomą strategiją ir metodiką, kurią gali kopijuoti net pradedantysis investuotojas ar investuotoja. Jeigu dar nespustelėjote like mygtuko, būsiu dėkingas, jeigu paspaustumėte dabar. Jeigu norite būti tarp pirmųjų gaunančių naujausias investavimo idėjas, apžvalgas ir analizės, spauskite ant subscribe mygtuko ir varpelio. Sėkmingo investavimo ir pasimatome kaip visad pirmadieniais, ketvirtadieniais ir kartais sekmadieniais.